žaliavalgiaujant reikia naudoti papildus kokius nors, ar užtenka visų tų vitaminų, kurį gaunam iš žalio maisto? Aš pasakyčiau taip, priklauso nuo žmogaus fizinės būklės, nuo jos sveikatos stovio. Būna atvejų, kada be fermentų ir be mineralų papildų yra labai sunku išsiversti, bet tai yra, sakysim, kritinės ligos atveju. Jeigu žmogus šiaip fiziškai stiprus ir sveikas ir jisai keičia mitybą, prasivalius organizmui, jeigu jisai žino, ką jis vartoja, jeigu teisingus produktus pasirenka, tai galima apsieiti ir be papildų. Asmeniškai aš ne tik, kad vartoju fermentus, ir kai žmonės klausia, kodėl tu tą darai, paprasčiausiai ne todėl, kad man reikia kažko tai iš šalies, užtenka visko, bet aš paprasčiausiai savo organizmui noriu padėti suvirškinti ir įsisavinti visas maistinės medžiagas, kurias aš gaunu su maistu. Ir tai yra mano asmeninis pasirinkimas, tai yra mano požiūris. O dabar naudojat žodį fermentas. Gal galite pasakyti, kas tai yra? Fermentas yra baltyminė medžiaga, kuri reguliuoja mūsų organizme medžiagų apykaitą. Be fermentų mes praktiškai, netgi sakysim, mirktelt negalėtume. Ir be fermentų neegzistuotų žemėje gyvybė. Tai yra labai labai svarbus elementas mūsų fiziniai plotmei.